Sveiki, esu Inga, noriu trumpai pristatyti savo temą. Kodėl ją pasirinkau? Kai pradėjau keisti savo požiūrį į tai, kas savame suprantama, apie ką net nesusimastau, keitės ir mano gyvenimas. Jis mane išmokė visas naujas žinias pajausti ir prisijaukinti. Manau, kiekvienas nesąmoningai tuo naudojamės. Mano metodas - išgryninti jas iki paprastumo, nes viskas, kas paprasta, yra genialu. O tokią informaciją nesunku prisiminti, prireikus nesunku ją pasinaudoti. Dar supratau, kad labai svarbu visada užduoti savo klausimą, ar aš valdau protą, ar leidžiu protui valdyti mane. Ir vėl radau paprastą būdą - klausti savo jausmų, gal net širdies, nes man mielesnis toks apibūdinimas. Ar dažnai šauna mintis pagalvoti apie savo galvojimo procesą? Tai natūralu, kaip kvėpuoti. Mes dažnai girdime, reikia mokytis kvėpuoti. Ar kada bandėt sekti savo minčių eigą, kontroliuoti mąstymą? Na, nedidelė praktinė užduotelė. Pabandykime garsiai keletą akimirkų galvoti apie savo mintis. Manau, pavyko. Ir tuos paukštelius, ir tą muziką įdėjau sąmoningai. Nes tokia jau mūsų prigimtis. Mintims reikia reginių, pojūčių, mūsų dialogo. O kartais jos būna lyg iš dangaus. Gal perkeltinė žodžio prasme. Nesiplėsiu ieškant aiškesnio apibūdinimo. Tas faktas, kad mes galim sekti savo mintis, įrodė, kad esame tarsi už savo mąstymą. Taigi, mes turime galią kontroliuoti savo protą, nes jis duotas mums, o ne mes protą. Ką mums to reikia? Nes mes esam savo minčių produktas. Ar gali būti kas nors svarbesnė už mintis? Mintis kuria realybę, dažniausiai tai būna nekontroliuojamas, savaime suprantamas procesas, kuriam nereikia skirti jokių pastangų. Bet tada, kai mes neįdedame pastangų, mūsų gyvenimas tampa rutina. Geras būtų pavyzdys mūsų atostogų arba savaitgalio planavimas. Pažiūrėkit, kaip kruopščiai apsvarstom ir suplanuojam kiekvieną detalę. Dažnas iš mūsų planuoja darbo dieną. Bet paroje yra nuo 16 iki 18 aktyvaus gyvenimo valandų. Pažiūrėkime, kokį didelį rezervą mes turime. Tikriausiai visi girdėjote posakį. Nesvarbu, būsi optimistas ar pesimistas, gyvenimo bus tiek pat. Tiesiog optimistas smagiau nugyvens jiems skirtą laiką. Tai puikus įrodymas, kad mes esame atsakingi už minčių gerinimą. Vadinasi, atsakingi ir už minčių keitimą. Ir tikrai gebame tai atlikti. Kodėl mums to reikia? Paimkime, kad ir šios paskaitos klausimą. Du požiūriai apie tą patį. Optimistinis ir pesimistinis. Juk nesunku pastebėti, kad vien pakeitus vidinį pokalbį su savim jau bus juntamas poveikis nuotaikai. Mes kalbame tik apie lūkesčius. Tai puikus pavyzdys, kaip galime pakeisti vidinį pokalbį su savimi, keičiant nuostatą. Nors veikla ir nepakito. Bet ką mums to reikia? Apsidairykime. Viską, ką matome, kažkieno galvoje gimė minties pavidalu. Pirmiausia buvo mintis, vėliau vizija. Mažo to visi tie, kas mąstė, sąmoningai pasirinko negerokai paprastesnį savęs nuvertinimo kelią. Tokias mintis, kai nieko nebuvo, juokinga mintis, netikiu, kad galiu, visi mane išjuoks ir taip toliau. Kodėl sakau, kad paprastesnį kelią? Nes mes sutinkame su pralaimėjimu, jokių pastangų nebereikia daryti. Sekdami savo vidinį dialogą, jūs suprasite, kad jis visuomet yra pagrindinis stimulas veikti. Dar jūsų vidinis dialogas suformuos tam tikras nuostatas, taigi ir emocijas. Mūsų minčių palydovės yra emocijos, pakalbėkime apie jas. Matyt, galime išvardinti jų daugybę, nors pagrindinės yra 6. Staigmena, baimė, pyktis, liūdesys, pasibjaurėjimas ir džiaugsmas. Klausimas, kodėl tiek negatyvių emocijų. Bet pasvarstykite, kodėl jas mums duotas. Juk baimė mus apsaugo, pyktis skatina veikti, pasibjaurėjimas leidžia saugiai tenkinti hedonistinius poreikius, liūdesys pasako apie netektis, staigmena įspėja,
O džiaugsmas mums teikia pasitenkinimą. Nėra blogų emocijų. Jos visos skirtos mūsų labui. Mums išgyventi, todėl ir visos reikalingos. Žmogus prislopinęs savo emocijas sunkiai orientuojasi tikrovėje, nežino, ką rinktis, kaip tvarkyti savo gyvenimą. Tai gamtos dėsnis. Jei žmogus sulaiko emocijas, jis sulaiko energiją, tampa pasyvus ir nedarbingas. Jei kalbėtume apie darbingumą, tai daugelis žmonių geriausių rezultatų pasiekia tada, kai patiria tam tikrą įtampą. Tik bėda, kad vienam tai tik įtampa, kitam tai gali reikšti stresą. Jei mano problema nedidelė, bandau blogas emocijas ir jausmus įspėti, sekdama ir analizuodama mintis. Jau minėjau, jei įtampos nepakanka, galime prarasti susidomėjimą, pradedame nuobodžiauti, bet jei įtampos per daug, gali kilti stresas ir nerimas. Stresas yra šiuolaikinio gyvenimo palydovas, o gyvenimas be rūpesčių tik iliuzija. Man pačiai labai padėjo suvokimas, kasgi vyksta su manim, kai aš pradedu pykti arba išsigąstu. Kaip mano kūnas reaguoja į stresinę situaciją? Tai baimės emocija. Jos metu yra paspaustas kovok ir bėk reakcijos mygtukas. Tai fiziologinis atsakas parengti mano kūną reaguoti ateinančią grėsmę. Aš pajuntu nerimą ir tai įmenu. Ir kitą kartą žinosiu, kad šios situacijos reikia vengti. Streso metu į kraują išskiriamas medžiagos suteikia energijos kovoti arba bėgti. Tai paveldėjom dar iš priešistorinio žmogaus. Mūsų smegenys tai vaistinė, veikianti be pertraukos. Kiekviena mintis sukelia biocheminę reakciją. Ir kai kurių šių reakcijų priklauso nuo emocinio minties intensyvumo. Kaip tai vyksta? Įsivaizduokit, sistemą sudaro du elementai. Nervų sistema, elektroninė ir endokrininė sistema, cheminė. Kiekviena mintis ir ją lydanti emocija gamina cheminės medžiagas, kurias vėliau po visą kūną išnešioja kraujas. Endokrininės sistemos dirigentas yra tarpinis smegenų gumburas. Jį matote paveikslėlyje, nuo jo priklauso, ar žmogus ramus ar atsipalaidavęs. Ar apimtas išgąsčio, kai reikia, visame kūne suaktyvins streso hormonų. Papasakosiu dar vieną pavyzdį. Visai neseniai webinaro metu aš turėjau trumpai pristatyti savo temą. Tai buvo vakaras, prieš kelis dešimtmečius šeimyna vakarą praleistų žiūrėdama televizorių. Dabar mes beveik kiekvienas turim savo priemonę, kurios pagalba galim matyti, ką norim, o nestebėti mums primestas laidas. Tik žinoma, toks intensyvus interneto naudojimas dažnai pakiša koją. Reikiame metu jis nebeveikia. Taip atsitiko ir man. Jo derinimas užtruko geras 15 minučių. Patikėkite, tai atrodė amžinybė. Panagrinėkime, kas tuo metu vyko su manimi. Per smegenų žievę, tai reiškia, kad dalyvavo mano mintis. Ir tikrai nesunku suprasti kokios, kodėl man taip nesisekė, tada, kai man tai svarbu. Žinodama, kad galiu įspėti, bandžiau mąstyti racionaliai. Tai tik nesklandumai, nusiramink. Žinoma, akimirksniu patyriau baimę, nes negaliu atlikti įsipareigojimą ir cheminės reakcijos mygtukas buvo įjungtas. Tada jau aplenkėt smegenų žievę, simpatinė nervų sistema skelbia pavojų, todėl aš pajutau nerimą, dar nekilus minčiai, dėl ko taip jaučiuosi. Per akimirką suaktyvinamos liaukos, kurios įskiria į kraują adrenaliną, kuris verčia širdį greičiau plakti, kvėpuoti, didina spaudimą, prasideda kovok arba bėk reakcija. Nesunku suprasti, kad vėliau baimė pakeitė pyktis. Žinoma, šeiminoje teko pasirinkti kitas pramogas, o man perkurti kompiuterį ir tikėtis, kad viskas pavyks. Jau minėjau, pykčio emocija skirta veikti, todėl aš vėl gavau naują dozę adrenalino ir dar kortizolio. Tuo pačiu pagerėjo raumenų, audinių ir širdies mityba. Tai priminė apšilimą prieš startą sportuojant. Visą tai vyko per kelias sekundės, galų gale adrenalinas stipriai padidino širdies galimybės įsisavinti deguonį. Kortizolis aktyvuoja baltymo virtimą gliukozę. Jo paskirtis aprūpinti energiją mūsų raumenis. Ir tai normalus organizmo atsakas į emocinę įtampą. Visą tai sukelia visą eilę pasikeitimų organizme. Jie visi skirti pakelti mano organizmo aktyvumą. Ir kai aš pagaliau galėjau pristatyti savo paskaitą, mano organizmas buvo paruoštas raumenų, o ne proto šturmui. Aš galėjau nuversti kalnus, bet nenuosekliai dėstyti mintis. Tai geras pavyzdys, kai mūsų mintis būna neįgalios. Štai tokia situacija iš manęs reikalavo kitokių pastangų. Ir su protu tokiu metu man buvo tikrai sunku susitarti. Nes mintis, kaip ir kūnas, šoko kadrilį, o man reikėjo nuoseklaus mąstymo. Beje, čia mano protas man pakišo koją.
Inga, juk tu moki kontroliuoti situaciją. Šios situacijos metu išmokau kelias pamokas apie tai, kad sunku susikaupti įtampos metu ir pasitikėjimas nėra visada mano sąjungininkas. Pažiūrėkime, kas būna, kai stresą lydi negatyvios mintis. Tai lyg užburtas ratas. Ir toliau vyksta cheminė reakcija, nuo kurios žmogus nuolat yra perpildytas. Vidaus organai pagreitėja labiau nereikėtų, po kurio laiko jūs jausite labai didelį nuovargį ir busite labai pažeidžiamas. Taigi, emocijos, kurias sukelia mūsų pačių mintis kaltos, ar į kraują bus išskiriamos medžiagos gerinančios savijautą ar ne. Patiems didžiausiams skeptikams. Tradicinė medicina pripažįsta, jog 70% ligų yra psichoneumatinio pobūdžio. Kreipdamas į mus per lygą, kūnas nori mums padėti suvokti, kad mąstome klaidingai. Taip elgdamiesi dažnai nesąmoningai kenkiam savo, o pasirodęs negalavimas mus perspėja, jog pribrendo laikas keisti savo žalingą mąstyseną ar įsitikinimus, nes mes jau pasiekime fizinių, emocinių ir protinių jėgų ribas. Pakalbėkime apie pasitikėjimą savimi. Kodėl to prašau? Nes žmogaus prigimčiai būdingas ryškus sugebėjimas jausti savo silpnumą ir netobulumą. Ir tai vyksta todėl, kad mes tuo ar kitu akimirksniu juntame, jaučiame, žinome, trokštame daugiau, nei galim nuveikti savo pojūčiams, troškimams, žinioms realizuoti. Todėl patiriam nesėkmes. Mūsų mąstymas, net jeigu linkęs būti negatyvi, mes jį vis tiek norime vertinti kaip racionalų. Kalbu apie sveikus žmonės. Gana nesunku pamėginti sąmoningai tapti sąmoningesniu žmogumi. Labai sunku bandyti išgydyti savo kompleksus ar įkyres ir nepageidaujamas mintis. Mes turime nedaug galios kontroliuoti minčių turinį. Jos ateina ir išeina, priklausomai nuo to, ką registruoja mūsų pojūčiai ir kokią informaciją jas pavers mūsų sąmonė. Mes galime valdyti savo minčių vertimą, galime valdyti savo nuostatas ir požiūrį į jas. Dažnai apie tai net nesusimąstome, nors akivaizdu, kad tikrai tai svarbi tema. Pažvelkime į schemą, kiek veiksnių nulems mūsų patirtį. Jausmai, instinktai, atmintis, mąstysena, sąmonė ir mano aš. Mūsų mąstymas prognozuojamas per patirtį. Šie patyrimai tampa gairėmis, kaip smegenys turi funkcionuoti ateityje. Pabandysiu vaizdžiai iliustruoti. Tai didžioji dalis lietuvių žaidžia arba yra krepšinio sirgaliai. Kai žiūrime krepšinio čempionatus, dažnai girdime, šiandien taip reikalinga pergalė. Nesunku suprasti, kad žmogus, kuris nėra užkariavęs, atsilaikęs ir nugalės ir toliau abejos, kad jis gali tai padaryti. Nuolat varžančios patirties programos daro mus nepajėgius. Dalis patirčių, kurias sukaupėme per savo gyvenimą, yra būtinos tam, kad išgyventume. Jų nereikia liesti. Išsiugdėme automatinius mąstymo įpročius ir viskas klostytųsi puikiai, jeigu mintis būtų pozityvios. O jei žengėme negatyviuoju mąstymo taku, skaidrėje jūs matote, koks tas negatyvus mąstymas. Kad dar veiksmingesnė būtų pamoka, paminėsiu, kad pesimistinis ir negatyvus mąstymas prasiskverbia visas gyvenimo korteles. Jis sulaiko nuo veiklos, neleidžia pasinaudoti pasitaikiusią progą, neleidžia gyvendinti sumanymą. Priežastis – žmogaus proto ypatumai. Kai žmogus jaučiasi nelaimingas, visos kilančios mintis yra negatyvios. Taigi labai svarbu išmokti sekti savo mintis ir laiku sustabdyti. Mums reikia atpažinti, kada mūsų galvoje pernelik daug negatyvių ir nekonstruktyvių minčių. Negatyvią mąstyseną išduodant pablogės mūsų savijauta. Jei minties nesureikšminsime ir dėmesį nukreipsime į ką nors kitą, ši mintis išnyks. Bet kuo daugiau dėmesio sukoncentruosime į vieną mintį, tuo reikšmingesnė jie atrodys, tuo daugiau scenos sukursime. Daugelis tokių negatyvių įsitikinimų mus varžo patiems to nesuvokiant ir veikia pasąmonės lygmenį. Mes galime turėti visko, ko trokštame, tačiau tik tuo atveju, jeigu su tuo sutiks mūsų pasąmonė. Kažkur skaičiau gerą palyginimą. Pasąmonė tai mūsų skaneris. Mes matydami, užuosdami, girdėdami, skanaudami, lytėdami, vis tiek analizės neatliekame. Jie atlieka pasąmonę. Todėl net 90% žmogaus veiklos yra pasąmoninga. Mes negalim visiškai kontroliuoti savo pasąmonės. Negatyvios emocijos savaime įsismelkia į ją. Tuo tarpu teigiamas emocijas į pasąmonę reikia įdiegti savitaigos būdu.
Reikia daugiau laiko ir pastangų nagrinėjant savo refleksiją, mąstymo šablonus, būdingus įvairioms situacijoms. Nes mintis ir įsitikinimai lemia, kaip interpretuojame pasaulį, kuriame gyvename, kaip jaučiamės diena iš dienos. To nepadarysiu trumpo pristatymo metu. Turėjau tikslą atkreipti dėmesį, kodėl mums svarbios mūsų mintis. Dar noriu trumpai pristatyti kelis smegenų ypatumus. Smegenys dirbs labiau, jei originaliai mąstysime ir kitų kampų žiūrėsime į sprendimų galimybės. Labai svarbu visas problemas spręsti pačiam, o ne pagal kitų pavyzdį. Nervinių ląstelių daugėja ir susidaro didesni tinklai, geri atmintis, jei žmogus atlikdamas darbą gauna kažkokią atpildą. Dar svarbu, kad atpildas būtų netikėtas. Tuomet libinė sistema išskiria dopaminą, džiaugsmo hormoną, stimuliuojantį neuronų gamybą. Svarbu suprasti, kad galvos smegenys skaičiuoja. Ir jei apskaičiuoja, kad atpildų yra mažiau negu darbo, nustoja tobulėti. Todėl norint nepasenti, reikia labai stengtis išlaikyti visas buvusias veiklas, kad už jas atsakingi smegenų neuronai nenunyktų ir jų vietą neužimtų kiti. Jei nebesinori sportuoti, įtemptai mąstyti, būti tarp žmonių, būtina nepasiduoti. O svarbiausia, visada prisiminkite, kai keičiame mąstymą, pasikeičia jausmai. Tuomet pasikeičia ir veiksmai. O tai keičia mūsų gyvenimą. Baigiau savo trumpą pristatymą ir kviečiu visus, norinčius keisti savo mąstymą, išklausyti ilgesnę šios temos nagrinėjimo versiją. Aptarsime, kodėl mums svarbios mūsų mintis, kokie procesai jas veikia, analizuosime savo refleksijas, mąstymo šablonus ir kokių įgūdžių mums reikia valdyti šį procesą. Būsiu labai dėkinga, jeigu parašysite savo nuomonę ir užduosite man klausimus. Linkiu sėkmės ir kuo daugiau pozityvių minčių. Iki!